gražos. Ką Mhm. tu dar matei? Nu, aš matau tokį kaip geltoną lauką, citrinmedžių, apelsinmedžių, saulėgrąžas ir taip geltonuoja, žinai. Ir tos saulėgrąžos, jos iš tikrųjų, pavyzdžiui, kaip žiūri jas, jos tai čakra, žinai, ta kur geltona yra? Aha. Solar plexus, ne, angliškai, lietuviškai Aha, būtų saulės Saulės rezginio. Jo, taip mano asocijuojasi į saulės rezginio čakrą. Geras. Jo, ir netgi su ta, kaip čia pasakius, su tuo tokiu balansu, žinai. Aišku, tai yra saulės gėlė. O citrinmedžiai tai yra irgi saulės rezginio ir sakralinės čakros vaisiai. Geras. Jo labai daug yra tos vandens, oro ir ugnies stichijos. Nes tai yra kaip ir saulės augalai. Ir dabar, pavyzdžiui, žiūrint, grįžtant prie saulėgrąžų, man jos magiškos, jos man tokios magiškos. Tos sėklytės, žinai, tos saulėgrąžos juodos. Tokia kaip, supranti, kaip įdomiai atrodo viduje juoda, o aplinkui geltona. Tai čia irgi toks kaip dualumas, ar ne? Šviesų, tamsų. Ir jos tokia kaip paslaptį turi. Turi labai daug. Aš kažkaip pas mane išdygusios yra saulėgrąžos, tai tie lapeliai, kai šviečia saulė, jie netgi turi tos tokius auksinius blizgučius, žinai, ta auksinė tokia energija, netgi matoma fiziškai. Aha. Pas tave išdygo, sakė, irgi? Jo, išdygo, labai kažkaip stiebėsi greitai. Labai jos stiprios tokios, man labai patinka. Tai pas tave kažkada prieš saulę, žinai, jos turi, žinok, lapukai, turi netgi tokius blizgučius auksinius. Kažkas nepaprasta, žinai. Ne, reikės daugiau pasižiūrėti. Analizuok, žinok, labai, nepaprasta tikrai. Nepaprastas augalas. Jo, kažkaip man rodo, kad netgi tie čigonai, ne, daro tokius ritualus su tais saulėgrąžom. Dėl apsaugos kažkaip, būtent kūdikiams apsaugoti. Aplamai, jinai yra tokia kaip magiška gėlė, aš matau daug pėjyčių, žinok. Pėjyčių matai? Aha, ir tos vėjos tokios geltonos, tokios kaip su juodais mažais blizgučiais, kaip įdomiai. Geras. Prisiderinusios prie tų saulėgrąžų. Tai aišku, kai tu sakai, kad sėkla ta juoda su geltona spalvos dualumą turi, tai be abejo, jeigu yra ritualai geriems darbams, tai yra ritualai turbūt ir blogiems, ar ne? Žinoma, kad yra. Jo. O tie juodi blizgučiai, jie kažką reiškia pas jas? Turi kažkokią simboliką? Ta juoda spalva, ką reiškia, tai tokia kaip
Juoda tai kažkaip susiję su paslaptim, transformacija ir tos sėklos kaip pasėtos kažkaip jos eina, auga, plečiasi tarsi iš žemės, ane? Ta tokia kaip žemės simbolis taipogi. Labai aš jaučiu tokią sąsają tarp žemės ir saulės. Na, aišku, čia yra žemės augalas, kaip bebūtų, bet Gal tai yra kaip susijungimas? Susijungimas, nes matau tokie spinduliai. Kaip sakant, sujungimas dviejų stichijų? Ugnies ir žemės, taip. Gausos augalas yra saulėgrąža. Ir žinojai iš tikrųjų, kad saulėgrąžą anksčiau medicinoje naudojo nuimti šitą, kaip vadinasi, temperatūrą, kad nukristų. Geras. O kaip naudodavo? Būtent sėklytės valgant? Sėklytės, taip. Man kažkada tai, aš dabar kažkaip neatsimenu savo sapnų. Aš pabundu, aš žinau, kad sapnavau, būna, kad naktį pabundu, aš prisimenu, bet, pavyzdžiui, ryte žinau, kad sapnavau, žinau, kad tai svarbu ir nepamenu ką, žinai. Bet man dažniausiai tai ateina informacija po to, žinai. Suvokiu, jau sapnavau, žinai. Ir buvo vienas rytas, kai pabudau ir tokia, žinai, išpūstom akim. Taigi sėklas reikia valgyti, taigi čia pats maistų maistas, žinai, super maistas. Tai va, aš ir buvau pasirašiusi, kad pasižiūrėti, ką reiškia, ta prasme, ką tavo organizmui duoda būtent saulėgrąžos sėkla. Dėl sapnų truputėlį sugrįšiu, būtinai fiksuok, tik atsibundi ir užsirašyk, nes tada geriausiai prisimeni. Nes mes dažnai, užsirašysim vėliau, po to tas vėliau ir pamiršti, tai būna, žinok. O saulėgrąžos tai virškinimo sistemai gerai. Pavyzdžiui, aš mėgstu avižų košę su saulėgrąžom. Man atrodo, ar baltymo gal yra saulėgrąžose? Geras, sakau. Nu, aš čia reikės pasitikslinti, bet man taip eina tokie, žinai, žodžiai. Žinai, man, pavyzdžiui, labai yra skanu tos saulėgrąžų halvos. Aš į salotas dažnai sėklų prisiberiu. Jo, labai gerai. Jo, moliūgos sėklos arba saulėgrąžų sėklos. Ir saulėgrąžų, sezamų, visokių aš tų sėklų prisiberiu, man labai skanu. Man vietoj duonos kažkaip gaunasi. Alyvuogių aliejaus tyro ir sėklų visokių. Jo, yra visokių kitų ir užtepėlių, žinai, su saulėgrąžom, ten česnakiukai, svogūniukai. Takažolės ir labai skanu ant kokio, žinai, pasitepti. Labai maistinga. Labai gerai iš tikrųjų organizmui. Gerai įsisavina. Vitaminai yra tam tikrų. Ir pameni, tai kai mes pradėjom susirašinėti, aš tau vis saulėgrąžas dėdavau. Ir pati sakau, nesuprantu, kodėl. Galiu pažiūrėti, kas čia buvo. Kodėl aš tau tiek saulėgrąžų pridovanojau. Todėl, kad aš kažkaip jaučiu, kad saulėgrąža, kaip ir mano augalas kažkoks, tai kaip mes turim, žinai, totemus gyvūnus, tai ir augalus turim. Ir tu kažkaip galbūt nuskaitei mano tą informacinį lauką. Gerai. Aš žinome, kai tu užsiminė apie tas saulėgrąžas, aš sakau, taigi aš užsiauginau jas.
Man Geras, labai ne? traukia, labai ta šviesa, ta spalva, žinai, geltona, tas vibracijos tokios. Ir vien, kad, pavyzdžiui, saulėgrąžą tu jau augini, jie traukia gausą, Geras. ji grožio etalonas man saulėgrąžos. Ir Kažkaip kvapas tas toks. laisvė ir tas kvapas. Mhm. Pavyzdžiui, tie saulėgrąžų laukai, aš kažkada esu mačius hipnozėj vienoj, Mhm. sutikau savo vidinį vaiką, būtent saulėgrąžų laukuose. Kažkaip susijęs su vaikyste, to spindesiu, to džiaugsmu, kažkaip vien žiūrint į saulėgrąžą kelia nuotaiką. Man toks krikštaujimas girdisi. Mhm. Žinai? Aha. Jos turi vibracijas tokias, o supranti, aš matau aplinkui tas fėjytes, tai jos tą energiją kažkaip irgi kažkaip su tom saulėgrąžom jos apsimaino, tas šmaikštumas kažkaip, tos saulėgrąžos duoda eliksyrą tom fėjom, o tos fėjos įneša tą tokį, supranti, laimės džiaugsmo energiją, tokia kažkaip, kaip vadinas tas toksai, kur sukelia tau džiaugsmo pojūtį, kažkaip, kaip ta energija vadinas, pamiršau. Euforija? Ne euforija, kitoks žodis truputėlį yra. Palaima? Ai, nesvarbu. Biški kitaip, bet tiesiog kitaip. Aš truputį irgi išėjau, dabar tą saulėgrąžą matau ir irgi nelabai girdėjau, ką kalbėjai. Bet jinai ir hipnotizuojanti tokia. Aha. Jinai turi kažkokių hipnotizuojančių savybių tokių. Pažiūrėk. Ar tik ne aztekai naudojo saulėgrąžas irgi? Aztekai, ar ne? Geras. Man eina aztekai. Mhm. Buvo tas saulės kultas ir tas saulėgrąžas kažkaip per tas saulėgrąžas kažką jie darydavo su saulėgrąžom, kažkokius ritualus, žinok. Sėdavo daug tų saulėgrąžų. Gal ją žiūrėdamas tu gali pakelti tam tikrą lygmenį? Va čia taip, nes per jų vibracijas kažkaip, nes kodėl eina tas žodis saulės kultas, tai per tą saulėgrąžą kažkaip patekdavo į kitą, kaip į kitą pasaulį tarsi. Kaip portalas, supranti, tą saulėgrąžą. Kaip kitas vibracijas. Aš dabar bandau suprasti, žinai, kodėl ta saulėgrąža taip kodėl mane taip traukia ta saulėgrąža. Kas čia susirišta? Gal man kažkaip šitą sakralinę geometriją ateina. Būtent tas eglyčių išsidėstymas, žinai. Žinai, tas ir išsidėstymas ir mandala ir plus tas saulės rezginio čakrą labai aktyvuoja. O saulės rezginio čakra ir yra ta visa tvirtybė, stiprybė, žinai, netgi tas pats singuliarinis taškas, ne? Taigi per čia tas, žinai, yra ta grąžina tokį kaip tave į tą būtį, į tą balansą. Į tavo unikalumą, tą tapatybę vadinamą. Tikrąją. Jo, kažkaip
Atrodo, per tą vat ryšį kažkaip tą susijungimą labai daug ką galim nuveikti su saulėgrąža. Labai daug atsakymų, jeigu kontaktuojant, žinai, bendraujant, kažkokias vibracijas išvibruoja. Mane labai sužavėjo tvirtumas tos gėlės. O, taip, labai tai, tai tas tėvas toks. Toks tau ne šiaip čia gėlytė. Ne, čia jau gėlė. Galingas augalas. Geras. Taip pat žiedas, jisai, kaip sakai, hipnotizuoja, ar ne? Nu, ta prasme, tu gali keltis į tos aukštesnius dažnius, vien žiūrėdamas turbūt į tą gėlę. Taip. Į tą žiedą. O pats kotelis, lapai, kuo yra ypatingi? Jie kažkaip susiję su tuo tvirtumu. Išlaikymas, išlaikyti ašį. Būtent man irgi toks atėjo ašijas. Ašies išlaikymas. Kad tu nepaslystumai kažkur, žinai, kažkaip, kad būtent tą išlaikyti stabilumą, neprarasti krypties. Nepaisant vėjų, nepaisant audrų. Taip. Nes taip realiai tai tas žiedas, tai jisai yra masyvus iš tikrųjų, ar ne? Ir pats stiebas yra ilgas, tai man teko stebėti, nu tai vėjas ten draiko plaiksto, supranti, bet stiebas jisai išlieka, Jo. Vat kaip sakai, kaip ašis, žinai, tvirta, nepaisant visko. Čia, žinai, irgi netgi charakteristika, nu, kaip tos saulėgrąžos. Tokia kaip kodai irgi savotiški. Yra, kiekviena gėlė turi savo kodus, žinai. Gal aš saulėgrąža buvau kažkada, kad mane taip traukia. Pažiūrėk, nu. Gal yra kažkokia tai patirtis buvusi, ar gal ir turi kažkokį geną? Kažkaip, kad ne, kad geną būtų, tai ne, kad būčiau buvus saulėgrąža irgi ne. Bet yra kažkokia, pavyzdžiui, tas saulėgrąžas, sakau, mane visą laiką į tą vaikystę. Tai tokia kaip sugrąžina į vaikystę, tą tokį laisvės pojūtį, tokį, žinai, džiaugsmą. Tyrą džiaugsmą. Tyrą džiaugsmą, jo, tokį, žinai. Kažkaip tu gali aktyvuoti netgi tą savo inner child, tą vaiką viduje, žinai, kur reikia. Labai gerai. Nu, prisigaudai. Jo, aš čia prisikvapavau, prisibuvau. Ar yra dar kažkokia svarbi informacija apie saulėgrąžas? Ar gali uždaryti jau? Jo, galim uždaryti jau langą. Tai gerai. Einam dabar prie citrusinių šitų medžių. Apelsinai ir citrinai. Jo, aš ten ir atsiradau, žinok. Aha. Aš dabar esu prie tų citrinų. Nu, citrinos tai irgi kažkoks dieviškas augalas man. Tas kvapas. Kažkaip citrina, aš esu trumpam žiūrėjusi eteryje, nes kai buvau Graikijoje, tai nenuėjau nuo citrinmedžių, žinai. Ir šiaip labai mėgstu citriną. Ir kvapą, ir skonį. Tai valymasis buvo tokia energetinis valymasis per citriną.
Buvo toks atsakymas, žinai. Jo. Ir Mhm. teisingas atsakymas iš tikrųjų, nes citrina labai tą negatyvą nuima. Mhm. O tos citrinos sultis, tai tokios eteriniai erdvėjai, tokios labai įdomios. Ne, žinai, atrodo, pratusi matyti medų ar ten auksą, ne, o čia tokia kaip atrodo, kaip upelis toks citrinų, Aha. kaip šaltinėlis galbūt labiau. Kažkokia irgi atskira gyvastis, ne? Mhm. Bet jisai ne tai, kad jisai tolygiai, bet jisai toks kaip kunkuliuojantis truputėlį. Mhm. Ir eina garai. Tie garai kažkaip, kažkas susijęs su kvapu. Mhm. Skanuot. Mhm. Tas kvapas kažkaip vat, tą negatyvą labai. Yra visokių tų valymų su tom citrinom. Kiek aš, pavyzdžiui, iš patirties esu atlikusi tos negatyvo nuėmimą, ne? Mhm. Ten su citrina. Kai tu aktyvuoji tą patį augalą ir dar pas to druskytės paberi, tai iš viso labai gerai. Mhm. Kažkaip supranti, ta citrina tiesiog išgriaužia tą visą negatyvą. Kaip supranti, kaip būtų peroksidas, Mhm. tai vat, taip citrina, žinok, išgriaužia visą tą negatyvą. Tiesiog suryja, žinok. Geras. Mhm. Bet žiūrėk dabar, vis tiek tu įkvepi, tas kvapas vis tiek patenka į kažkokią smegenų dalį, ar ne? Mhm. Limbinė sistema, taip. Aha. Ir kaip tu matai, kaip veikia pačias smegenis, pavyzdžiui, kvėpus to kvapo. Aiškumas iš karto. Mhm. Tokia koncentracija, žinai, tokia motyvacija. Taip tu įkvepi. Nes aš iš tikrųjų turiu tuos eterinius aliejus naudoju. Tai iš karto, žinai, jeigu dar koks fogas yra ant smegenų, tai kai citrina pramuša iš karto visus tuos blokus, žinai. Liaudiškai tariant, prašviesėja akys. Taip, prašviesėja akis. Mhm. Mhm. Taigi dezinfekuoja, valo Labai gerai. organizmą. Mhm. Jo, su citrina labai daug ką galim padaryti iš tikrųjų. Dar tokį klausimą turiu. Mhm. Kaip keičia namų energetiką, kai tu augini citrinmedį namie? Pačiuose namuose, ne? Mhm. Kaip keičia namų energiją? Na, labai gerai, labai pozityviai. Mhm. Irgi nuo negatyvo, žinai. Labai taip pat muša, tiesiog matau, kaip atmuša. O jeigu dar yra su šeimininku connection, tai iš visą išvalo, supranti, išvalo visą tą namų aurą. Nuvalančiai veikia. Palauk, tu turi citrinmedį ar ne? Namuose tai ne. Namie Bet neturi. aš tos eterinius aliejus naudoju, diffuserį. Mhm. Įsilašinu ir naudoju, žinai. Arba pakvepuoju nuo delnų. Mhm. Ypatingai. Jeigu nori kaip pavyzdį, aš auginu 3. Jeigu nori kaip pavyzdį, gali pasižiūrėti, kaip veikia ryšys su medeliu pačiu. Matau, yra ryšys. Mhm. Kuo tu dažniau kalbini, tuo labiau jisai kažkaip
atsiskleidžia. Jis irgi siunčia informaciją, žinau. Mhm. Telepatiškai gali gauti daug informacijos. Nu, pažiūrėk, ką jis man prisintęs yra. Jisai padeda supranti tau išlaikyti namų aurą. Mhm. Taip, kad kažką tokio, žinai, siūsti gal aš nelabai. Aš tik jaučiu, kad jisai tau bando kaip padėka, žinai, kažkaip išlaikyti tą namų aurą. Labai faina. Ir man labai patinka ta žalia spalva, tokia neįprasta. Pačių lapelių, žinai. Tokia labai graži spalva. Oi, tikrai, aš turiu vieną citrinmedį. Nu, va, ir Nu, va, pamiršai. pamiršau, bet aš ne namuose auginu, aš sodelį auginu. Vieną tokį mažą medelį. Aha. Jo, turiu. Nu, tai dabar žiūrėk, kaip tau ryšį susikurti. Jisai sako, kada tu mane persodinsi. Jo. Jo, jam nelabai ten patinka tai vietai, kur aš esu jį pasodinus. Aha, gerai. Tiesiog man bando pasakyti, laikas man namų, žinai, man mažai kažko. Jisai dabar atsigaunasi, man buvo vienu momentu labai jau toksai, žinok, nuskurdęs. Bet aš truputėlį palaiščiau, žinai, kaip būna tie fleškutės tokios varinės. Žinau. Tai va, tai tas vanduo labai atgyvina augalą, žinok. Geras. Jo varinė. Tai dabar lapelį naują. Ir aplamai patiems žmonėms gerai gerti. Iš tos fleškutės. Aš tai geriu vandenį tokį asotėlį tokiam stikliniam, įsiberiu gintaro ir ant sodas laikau. Labai fainai. Kažkaip persirašau visą informaciją vandens. Aha. Netgi visas tas užterštumas vandens, tie nuodai, visi irgi kažkaip deaktyvuojasi, bet aš ir kalbuosi su vandeniu. Tai... Labai gerai. O tu tos gintariukus, kur užsisakei? Gintariukus man davė teta mano. Bet dabar į Lietuvą važiuosiu, tai sakiau, vieną iššūkį turiu, privalau pati prisirinkti aš jų. Privalau. Tokių smulkių. Tai aš tau parinksiu, atsiųsiu. O, kaip fainai. Tikėkime, mes rasiu. Svarbiausia rasti, žinai. Jo, čia, žinai, nėra taip paprasta. Jų surasti. Nebent, žinai, turi žinot vietas, kur ieškoti. Nu, aš pasigūglinau, tipo, Juodkrantėj, daugiausia tai bandysiu važiuoti, žinai. Jeigu ką pirksiu, ką darysiu. Nieko nepakeis. Tai va, susijungsiu savo citrinmedžiuku. Jo. Taip pat ir žalia spalva kažkuo yra ypatinga, ne? Būtent tokia žalia. Vėlgi kažkaip tas akis, ne? Kažkaip man į akis rodo, kad kažkaip aktyvacija kažkokia vyksta. Per tas spalvas, žinai. Net žiūrint į tą citriną seilės, ne? Kažkaip burnoje kaupėsi. Taip. Dar kol čia užaugs citrina, tai dar toli gražu iš to medelio, bet pati, sakau, ta žalia spalva, žalia lapelių spalva yra ypatinga, citrinmedžio bent jau, žinai. Man tai iš karto stimuliuoja, tą regą. Aktyvuoja kažkaip, išvalo netgi tas akis per tą žalią spalvą, kažkaip gydančiai veikia labai. Geras. Raminančiai ir gydančiai.
Mhm. Nu, gal Ir, dabar pažiūrėsim apelsinus? pažiūrėsim dar greitai, aš paklausiu apie citrinžolę. Mhm. Neauginu, bet įdomu. Citrinžolė tai truputėlį kitokia energija, Mhm. galbūt švelnesnė tokia jaučias. Vibracijos truputėlį skiriasi irgi. Bet vis tiek yra tas genas, kuris valo, ne? Nu, pas juos yra pas tas citrinas, Mhm. kad veikia valančiai, jo citrusinius tos veikia valančiai. Purifikacija, detoksai visokie, žinai. Imunitetasgi. Labai svarbu. O Arba citrinžolė tai kaip arbata? aš citrinžolės taip aplamai kaip ir nenaudoju. Mhm. Tai gali būti kaip arbata, arba gali būti šiaip kažkur patiekalus į kokius kepsniukus, žinai, pyragaičius ar ten sausinukus, tos healthy, žinai, Kaip prieskoninė, ne? kaip prieskoninė, taip. Mhm. Gerai, išbandysim. Mhm. Padėkojam augaliukams. Mhm. Nu, einam prie apelsinų. Aš kaip tik apelsinais esu išsitepus dabar. Man apelsinai, oje, tu žinok. Nu, kaip aš mėgstu, myliu tą kvapą. Ir spalva, ir kvapas. Oi, čia viskas irgi, čia susiję su tom dviejom čakrom. Seksualinė, tą žinai, ir su ta saulės rezginio. Taigi kūryba, čia jau kūryba aktyvuojas. Geras. Aha. Jo, per apelsiną. Ir apelsinas yra tas ispanų ir indų ir ar ne egiptiečių šitas augalas. Dėl Egipto aš žinok nežinau, bet aš vakar truputį googlinau, tai mačiau, kad Pietų Amerikoje irgi labai auga. Brazilija, Kur šilta. Brazilija, jeigu neklystu, ten tos didžiausios plantacijos yra. Ispanija, Brazilija. Nu tai vis tiek tos ispaniškos visos tai kalbos, ne? Jo, gausa, apelsinai man tai čia asocijuojasi su gausa. Ir tarp kitko, žinok, neseniai sapnau tokį sapną, kaip aš atlikau sapno metu kažkam egzorcizmą. Ir atėjo, žinok, tokia žinia, kad reikia aplieti aplinkui tą žmogų būtent apelsinų sultimis. Geras. Ir užberti riešutų. Tai čia buvo labai įdomus tas tokia kaip žinia. Aha. Net nustebau bet pasižiūrėjus informaciją, iš tikrųjų su apelsino sultim buvo atliekami egzorcizmai. O apelsinų sultis yra naudojamos po egzorcizmo, toks kaip patepimas, sakykime, taip įvardinti. Ne, egzorcizmo metu. Būtent, ar ne? Aš taip galvoju, kad citrina, žinai, čia citrina, nes tu daug ką gali nuveikti su citrina, ten negatyvą nuimti, žinai, ten prakeiksmus, su